Šiandien žiniose minia žmonių ir šalies vadovai. Lietuva atsisveikino su Pabradės poligone žuvusiais Jungtinių valstijų kariais. Amerikiečių generolas majoras žurnalistams atskleidė 3 nežinomas istorijas apie žuvusių karių ir šarvuočio paieškas. Kas ir kodėl vyksta Kauno savivaldybės miesto planavimo ir architektūros skyriuje, aiškinasi mūsų žurnalistai. Ir minint pasaulinę autizmo supratimo dieną, specialus renginys Kaune. Lietuviai tikrai supranta, kas yra netektis. Šiandien Vilniuje pagerbti pelkėje Pabradės poligone žuvę Jungtinių valstijų kariai. Sostinės centre atiduoti paskutinę pagarbą žuvusiems amerikiečiams susirinko šimtai žmonių. Dar prieš kortežui pasiekiant sostinės širdį, vilniečiai norėdami pagerbti ir išlydėti žuvusius karius rinkosi Katedros aikštės ir Gedimino prospekto prieigose. Daug kas atėjo su plakatais, žuvusių nuotraukomis, Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų vėliavomis. Prezidentas Nausėda išlydint žuvusius karius be kita ko sakė: toks NATO yra nenugalimas. Per pastarąsias dienas mes įsitikinome, kaip svarbu turėti tvirtus ir patikimus sąjungininkus. Ir dar svarbiau, ir kuo aš ypatingai didžiuojuos, kad mūsų tauta, mūsų žmonės buvo pasirengę padėti ir yra pasirengę padėti visomis išgalėmis. Štai ir šiuo metu vyksta lėšų rinkimo akcija šeimoms žuvusiųjų. Ir tai tik tai dar kartą parodo, kad mums tai yra ne tik tai pareigos atlikimas, mums tai yra daugiau, mums tai yra emocija. Mes patys savo istorijoje esame patyrę daug įvairių išmėginimų ir todėl gerai suprantame, kas yra netektis, kas yra žūtis, bet kas yra garbingas pareigos atlikimas, siekiant užtikrinti tai, kad Lietuvai būtų taika, santarvė ir joks išorės priešas negalėtų pasikėsinti į mūsų nepriklausomybę. Todėl aš noriu išreikšti gilią užuojautą, pirmiausia, žuvusiųjų artimiesiems, jų šeimoms, visai Jungtinių Amerikos valstijų bendruomeniai, tautai, nes jos pasirengimas būti kartu su mumis, kaip jie patys sako, sunkioje kaiminystėje yra geriausias įrodymas, kas yra mūsų draugai šiandien. Todėl aš dėkoju visiems, kurie įsitraukė šitą akciją, neskaičiuodami valandų, dirbo dieną naktį, įvairios organizacijos, mūsų partneriai iš Estijos, Lenkijos. Tai turbūt yra geriausias įrodymas, kas yra NATO ir kad šitoks NATO yra nenugalimas ir jis bus nenugalimas. Šiandien visiems mums yra labai liūdna diena, nes kiekvienas prarastas mūsų karys yra labai skaudi tragedija. Mūsų karys, nes kiekvienas mūsų sąjungininkų karys yra mūsų, nes jie atvyko į Lietuvą, į mūsų žemę, ginti mūsų piliečių. Ir ta mirtis pratybose yra labai skaudi netektis. Tikrai turiu panašaus amžiaus sūnų ir galiu tik įsivaizduoti, kaip yra sunku jų šeimoms ir kaip yra sunku mums visiems. Tuo pačiu noriu labai nuoširdžiai padėkoti tiems šimtams žmonių, kurie kiekvieną dieną dirbo, negailėdami savęs dieną ir naktį. Šita operacija iš tikrųjų buvo beprecedentė, buvo labai sudėtinga, bet turbūt pats svarbiausias dalykas yra tai, kad ji dar kartą parodė, kad nelaimės mus suvienyje, kad krizėse mes sugebame mobilizuotis ir veikti kartu. Ir tai, kad dirbo petys į petį kaip viena komanda, lietuviai, Jungtinių Amerikos valstijų kariai, Vokietijos kariai, Lenkijos kariai, atvyko taip pat estai padėti, norvegai buvo pasiruošę ir kitų šalių. Tai rodo, kad mes iš tiesų, patirdami krizę, galime susivienyti, galime būti labai stiprus. Ir dar noriu nuoširdžiai padėkoti visiems tiems, kurie susirinko šiandien, visiems jums, kurie šiandien atėjote atiduoti paskutinę pagarbą tiems kariams, kurie šiandien iškeliauja pas savo šeimas. Visos kariuomenės vardu noriu perduoti nuoširdžiausią užuojautą karių šeimoms, jų bendražygiams, su kuriais jie tarnavo, jų vadams ir aišku pačiai JAV visuomeniai. Kaip ir ministrė paminėjo, amerikiečių padalinių buvimas Lietuvoje yra ne šiaip sau. Jisai yra tam, kad atgrasinti Rusiją nuo kėslų. Ir
bendros pratybos kartu su jais, jų integracija nuo pačios pradžios su mūsų daliniais. Šiuo atveju buvo su Žemaitijos brigade, užsimezgė labai glaudūs ir trampus ryšiai. Todėl jų karių praradimas yra mūsų praradimas, jų skausmas yra mūsų skausmas. Todėl šiandien atiduodami paskutinę pagarbą, taip išreiškiam solidarumą, bet manau, kad tai tik tai užgrūdina mus tęsti tuos pradėtus darbus, nes kokia yra turbulentiška dabar geopolitinė situacija, mums tik tai dar reikia labiau stengtis, vienytis ir nekreipiant į visas negandas, užtikrinti, kad mūsų tėvynė Lietuva būtų saugi. Apie 11 val. Amerikiečių palaikus gabenantis kortežas sustojo katedros aikštėje, kurį pasitiko Vilniaus arkivyskupas ir šalies vadovai. Vėliau kortežas keliavo Gedimino prospektu iki Tumo Vaižganto sankryžos, o nuo ten į Vilniaus oro uostą, iš kurio palaikai buvo išskraidinti į tėvynę. Vilniuje vykusioje iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo JAV sausumos pajėgų pirmosios šarvuotosios divizijos vadas generolas majoras Curtis Taylor, kuris savo kalboje akcentavo, jog operacija buvo itin sunki. Pastebėjo, jog Lietuvos pagalba skiriant techniką ir išteklius buvo nepamainoma ir atskleidė šiek tiek dar nežinomų operacijos detalių. Hello, my name is Major General Curtis Taylor. I'm the Commanding General of U.S. Forces here in Lithuania. I want to start first by expressing my deep sorrow and solidarity with the families of Staff Sergeant Duenas, Staff Sergeant Franco, Staff Sergeant Knutson Collins, and PFC Titano. These 4 soldiers together had 23 years of military experience. They were loved and respected by their peers and by their leaders alike. They together had 3 wives and 7 children among them, and many families, many fathers and mothers who are grieving now with us. And we know that nothing we can do will replace that permanent hole that will be left in their lives and their families as they deal with this tragedy. For them, we want to express to them that they will remain a part of our Army family for the rest of their lives. Second, I want to express that I am awestruck by the incredible support that we have received from the Lithuanian military and the Lithuanian government from the moment that this incident started. As soon as we called for help, we received aircraft, we received search parties, we received dive teams. As this turned into a search and recovery operation, they spared no resource to bring out to the site slurry pumps, canal dredging equipment, pump systems to move and piping systems to move water to out of the area. And throughout the last 8 days, the support from the Lithuanian leadership has been incredible. As you know, your president visited our site. The Lithuanian Minister of Defense, the Chief of Defense were out there repeatedly, and anything we wanted from this government was available to support this operation. In addition, we received great support from the Polish military that provided an engineer company that assisted with site preparation. And then an Estonian dog team was critical in our ability to ultimately find the last soldier. I'd like to share with you 3 stories of the kind of heroism and dedication that we saw over the last 8 days. First, as many of you heard reported in the press, the original site where the vehicle was found was a hole about 10 meters in width. And we just couldn't believe that a armored vehicle could be in that hole. We actually, the company first sergeant went out into the hole with a stick to probe the ground and found it to be about waist deep. We continued to search the area, and finally he found a small satchel bag floating in the water, and he smelled the smell of diesel fuel. So he called the Lithuanian Special Forces dive team that was on site. And those incredible divers went down into that mud time and time again through the night from about 2 in the morning until about 6 in the morning to try to find that vehicle. Their masks were melting from the diesel in the water as they rotated out to try to locate this vehicle. They finally found the vehicle about 2 meters down, the top of the vehicle, 2 meters down in the water. Over the next 2 days, that vehicle continued to sink another 2 meters. Had we not found it that night, we likely would never have found it. So it was the heroism of your Special Forces Lithuanian dive team that enabled us to find the vehicle in the first place.
As we brought in the U.S. dive team over the next couple days and continued to excavate the site, we realized that we now needed to descend through 4 meters of mud to hook up to the vehicle in order to extract it. And so our engineers fashioned a fire hose from your fire company, from your fire department, that would descend with the U.S. Navy divers. As they descended those 4 meters of mud, they had to blast the area around them to create a chimney for them to descend in the mud to get access to the vehicle. This operation took several hours. The divers, as they surfaced, reported to us that every time they would stop with the hose, the mud would encase around their bodies, and they would have to use it to move again. One of the first comments from the diver as he resurfaced was how terrifying that experience had been. But that enabled us to hook to the vehicle and finally extract it, where we recovered 3 of our soldiers. The search continued for the 4th soldier. We brought together Lithuanian private companies, a company that had a drone and a ground-penetrating radar, our continued support from our excavation team, and the Estonian dog team that came together to continue the search for our 4th soldier. And we ultimately found him. He was detected by the dogs and by the ground-penetrating radar and recovered adjacent to where the vehicle had been. Again, these 3 stories and the experience of the last 8 days remind us how important our allies are, how important alliances are, and how close and permanent our relationship is with the Lithuanian people. Again, I am awestruck by what you have done for our nation. We will never forget it. And thank you that today we are returning all of our soldiers home to their families, and most importantly, that we have made true on our commitment to never leave a fallen comrade. Thank you. Kauno architektūrinė bendruomenė sukrėtė netikėtą žinią apie tai, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos architektūros poskyrio vedėja Lolita Rakevičienė netikėtai atsistatydino iš pareigų. Nors ponia Rakevičienė susitikti atsisakė, tačiau telefonu patvirtino apie atsistatydinimą ir pakomentavo jo aplinkybės bei priežastis. Šio pokalbio turinio ponia Rakevičienė nesutiko publikuoti, bet leido paviešinti komentarą, kurį atsiuntė elektroniniu laišku. Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto planavimo ir architektūros skyriuje vyksta pokyčiai. Bendra atmosfera tarp skyriaus darbuotojų ir savivaldybės vadovų jau kurį laiką yra įtempta. Skyriuje išdirbau 16 metų, todėl manau, kad atėjo laikas karjeros pokyčiams. Mano apsisprendimas trauktis iš pareigų priimtas bendrų šalių sutarimu. Tokį sprendimą nulėmė ne viena konkreti priežastis. Komentuoti šią situaciją plačiau atsisakau. Kauno tarybos narė Andrijana Filinaitė sako, kad kalbos apie miesto planavimo ir architektūros skyriaus vadovų galimą atleidimą iš užimamų pareigų sklido jau kurį laiką. Galėčiau palyginti, aš nesu gyvenusi sovietiniu laikotarpiu, bet toks jausmas, kad aš nekalbu apie tarybos narius, aš nekalbu apie administracijos darbuotojus, aš net nekalbu apie administracijos vadovus ir vadovą, nes žmonės yra tiesiog kultūringi, išsilavinę, adekvatus, kaip aš sakau, bet yra vienas asmuo, tai yra miesto meras, prie kurio tikrai tu jautiesi sugrįžęs į tą sovietinį priespaudos laikotarpį. Bet vėlgi čia priklauso turbūt ir nuo tavo paties reakcijos. Ar tu bijai, ar tu nori būti įbaugintas, ar tu kerti tam žmogui atgal. Tai yra tam tikra dalis žmonių, kuri nebijo ir kuri sako tiesiai. O visada, aišku, bus ta dalis žmonių, kurie yra įbauginti ir iki šiol bijo kalbėti. Neoficialiais duomenimis pasiūlymas atsistatydinti buvo įteiktas ir Kauno miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjui Nerijui Valatkevičiui. Nepriklausomas architektūros ir kultūros portalas Pilotas LT šią situaciją komentuoja taip. Architektūriniai ir urbanistiniai Kauno procesai valdant merui Matijošaičiui jau seniai iškrito iš europietiško formato. Diktatorius netoleruoja ne tik kitos nuomonės, bet ir nuomonės apskritai, ypač architektūrinės. Kauno savivaldybės ryšių su visuomenės skyrius kol kas atsitvėrė tyla ir situacijos nekomentuoja.
Vakar minint pasaulinę autizmo supratimo dieną Kauno Ąžuolyno bibliotekoje vyko Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro renginys Neuroįvairovė – pokalbiai apie autizmą. Renginio metu buvo aptariamas autizmo spektro sutrikimas, jo supratimas ir priėmimas visuomenėje. Autizmas tai yra įvairiapusis raidos sutrikimas, kur paliečia bent 3 raidos dalis, tai yra kontaktas, socialinis kontaktas, kalba ir pasikartojantis tam tikri elgesiai. Autizmas yra raidos ypatumas, kuris išlieka visą gyvenimą, jisai koreguojamas, bet nepagydomas. Mechanizmų tai tiksliai nustatyta nėra. Pagrindinis tai yra genetinis paveldimumo momentas ir paskui prisidedantis dar veiksniai. Gali būti tie patys ekranai, gali būti nėštumo metu uždegiminiai procesai, gali būti priešlaikinis gimdymas, kai tas kūdikėlis išgyveno, augo ir iš to kyla tam tikrų paskui raidos ypatumų. Gali būti vyresnio amžiaus tėvų vaikas. Sėkmė yra, kai tu užmezgi kontaktą, kai tu atrandi, kas yra to vaiko stiprybė ir per šitą pagalbos mechanizmą bandai stiprinti tai, kas stipru ir pagelbėti, koreguoti ten, kur ne taip stipru. Diskusijoje buvo apžvelgiami ne tik diagnostikos ir terapijos klausimai, bet ir aptariama antropologinių tyrimų reikšmė didinant visuomenės supratimą apie neuroįvairoves. Pirmas iš klausimo tai apie normalumą. Kaip mes kiekviena skirtinga kultūra nusibrėžiam ribas, kur mes kažkokią elgseną, kažkokią mąstyseną, jausmus traktuojam, apibrėžiam kaip normalumą, socialiai priimtiną, kultūriškai ar ne, standartišką kažkokią elgseną ir kur jau dedam tas raudonas vėliavėlės ir sakom, kad tai jau yra diagnozė, simptomais įvardijam tam tikrus dalykus ir kultūriškai tai labai skiriasi. Antropologija iš tiesų padeda tai keisti nuostatas, nes kai tu sužinai ar ne, kai duodi erdvę ir galimybę žmonėm kalbėti, atstovauti save, tai ir yra tas tiesiausias kelias parodyti, kuo iš tiesų gyvena bendruomenė. Aktyvi daugiausia mamų, nes tai yra tos, kurios imasi moterys daugiausiai iniciatyvos, tai jų dėka, kurios teigia ir tas įvairias VŠI organizacijas ir, kaip sakant, lipant scenos ir atstovauja save ir savo vaikus, tai jų dėka iš tiesų mes esam tikrai toli ir teisingam keliui. Žmonių iššūkiai yra be galo skirtingi. Ir kaip ir kalbėjom, tai gali būti ir kažkokios gretutinės diagnozės, ar ne, ir tas, sakykime, autizmo išreikštumo stiprumas, ar tai yra kartu su intelekto sutrikimu ar be, tai situacijos yra labai skirtingos. Bet aš galbūt pasakysiu taip, gal nuskambės banaliai, bet kas vienė tikrai visus, tai noras būti suprastiem. Nes dažnai autistiškų žmonės, kaip čia pasakyti, vertina pagal tuos mitus ir stereotipus, kad jie nenori turėti draugų, nenori kurti santykio, ar turėti šeimos, ar ne, neturi empatijos. Labai daug yra prikurta įvairių, sakykime, tokių įsivaizdavimų, kaip autistiškas žmogus priima kitą žmogų, santykį ir pasaulį. Tačiau aš galiu vienareikšmiškai pasakyti, kad absoliučiai visi autistiški žmonės nori turėti draugų, nori turėti tą artimą, kad ir vieną artimą draugą ar tą antrą pusę. Tiesiog galbūt kyla iššūkių ir ta draugystė atrodo kitaip, ir tas santykis atrodo kitaip ir sunkiau jį užmegzti. Bet tas noras to turėti, jis yra vienareikšmiškai pas visus. Ir aš manyčiau. Autizmo spektro sutrikimo supratimas ir priėmimas – tai ne tik asmeninė, bet ir visuomeninė atsakomybė, reikalaujanti atviresnio požiūrio, patikimos informacijos ir palaikymo sistemos tiek diagnozę gavusiems asmenims, tiek jų artimiesiems. Nuo šiol gyventojai turi galimybę įvertinti Lietuvos kelių ir tiltų būklę. Via Lietuva sukūrė specialų stebėsenos žemėlapį keliubūklė.lt. Šis įrankis leidžia tiek nacionaliniu, tiek savivaldybių lygmeniu efektyviau planuoti investicijas ir įvertinti esamą kelių ir tiltų kokybę visoje šalyje. Taip pat skaidriai stebėti jų infrastruktūros pokyčius bei prisidėti prie svarbių diskusijų apie jų priežiūrą ir remontą. Tačiau kritikai jau suspėjo pastebėti, kad reikia kelius remontuoti, o ne švaistyti laiką ir lėšas tikrai ne pirmo būtinumo įrankiams kurti. Via Lietuva tvirtinimų naujas žemėlapis suteikia galimybę kiekvienam peržiūrėti informaciją apie kelių ir tiltų būklę, inžinerinius kelių objektus, kurie yra remontuojami. Šiuo metu žemėlapyje pateikta 2025 metų pradžios informacija.
Žemėlapyje įdiegta ir skaičiuoklė, leidžianti apskaičiuoti reikalingas lėšas kelių ar tiltų remontui. Žemėlapis padės gyventojams stebėti tiek šalia jų, tiek kitose Lietuvos vietose esančių kelių ir tiltų būklę. Viešai ir interaktyviai prieinami duomenys leis sekti, kaip keičiasi susisiekimo infrastruktūra. Beje, žemėlapyje gyventojai galės rasti atsakymą į dažnai kylantį klausimą, kiek visgi kainuoja nauja gatvė, ar kilometras naujos automagistralės ir kiek lėšų prireiktų, kad Lietuvoje nebeliktų nesaugių tiltų ir blogos būklės kelių, teigė susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis. Tikimasi, kad žemėlapis taps esminiu įrankiu siekiant maksimalaus skaidrumo Lietuvos transporto infrastruktūroje. Prieš kardinalius orų pasikeitimus turėsime dar vieną puikią dieną, sako sinoptikai. Penktadienį kritulių tikimybė nedidelė, vėjas vakarų šiaurės vakarų naktį 3,8, dieną 7,12 m/s. Temperatūra naktį 1,6, dieną 11,16, šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose vietomis 8-10 laipsnių šilumos. Mažai debesuota rytoj Rygoje, termometrų stulpeliai rodys nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Taline nepastoviai debesuota, čia nuo 4 iki 9 šilumos. Varšuvoje vakare nedidelis lietus, oro temperatūra bus nuo 7 iki 18 laipsnių šilumos. Kyjive mažai debesuota, oro temperatūra nuo 6 iki 19 šilumos.